Hei, 67 diena, darbinga diena, bet noriu šiandien, kad pats video praeitų jisai sklandžiai, paprastai ir lengvai. Tai ką norėsiu pasidalinti, tai pirmiausiai lengvu video, kad galėtume pasižiūrėti inspiracijai reklamai. Pati reklama bus skirta. Jinai sena pirmiausiai, jisai gėrimai yra skirta, bet tuo pačiu su marketingu yra susiję ir tada galėsim pereiti būtent prieš tai minėtų būtent kurtų e-mailų, nes galėsim šiek tiek galbūt pakoverinti, kokie rezultatai buvo ir kokie pats e-mailas atrodė. Tai dabar pašaukim ekraną, pažiūrim pirmiau reklamą, atsigaunam ir perinam prie skaičių. I can't believe they went with the frogs. Louis. Our audition was flawless. Louis. We did the look. Huh? We did the tongue thing. That was great. Louis, frogs sell beer. That's it, man. Number one rule of marketing. The Budweiser Lizards. We could have been Hey, huge. there'll be other auditions. Oh, yeah, for what? This was Budweiser, buddy. no. This was big. Those frogs are gonna pay. Let it go, Louis. Let it go. Wise. Wise. What the? Whoa, whoa. I'm no electrician, but that has got to be dangerous. Oh, my. Bud? Whoa. Louis. Frankie, eventually every frog has to croak. That's not funny. I laughed. Sveikinu pabaigus žiūrėti nuotaikingą, smagų, linksmą video, o dabar galime jau grįžti ir pažiūrėti į sukurtą e-mailą, naujametinis e-mailas, vienas sukurtas, kaip ir minėjau prieš tai, warm-upas buvo daromas, tai nieko per daug mes iš jo įspūdingo nesitikėjom išpiešti, bet irgi reikia nuo kažko pradėti, pirmieji žingsniai, ne? Tai turime tokį nuostabų, gražų sukurtą naujienlaiškį, įsiuntėm tokią kampaniją. Tai trumpas ir pardaviminis, ne? Trumpai sukurti emociją, pagrinde gražios nuotraukos, trumpas tekstas, iš karto prie esmės. Ir dar esu čia papildomai, ką matai, tai būtent heat mapsą. Nėra, kad dabar iš esmės šitas e-mailas keliavo per skirtingus 7 kampeinus, tai nėra, kad visi duomenys būtų per šitą vieną, bet atsikartoja. Tai žmonės dažniausiai visą dėmesį irgi, kurie atsidarė, kurie paskrolino, kurie paspaudė, ne, CTR galėsime rodiklį pasižiūrėti bendrą, bet kuri visi paspaudimai ir pardavimai vyko, tai yra šitoje vietoje. Tai irgi fainai, galbūt irgi bus vėliau kitokios įžvalgos, kitokie atsakymai, bet irgi per daug negaliu aš dalintis informaciją, konfidencialumas ir panašiai, bet vis tiek niekas nežiūri šito mano channelį, tai įdomu tikriausiai, tas, kas žiūri, vis tiek bet kokiu atveju yra įdomu ir galima būtent pakoverinti tas dalis. Ir tada yra bendros kitus metrikos, tai kiek bendrai įsiuntėme, kiek kontaktų buvo, tada kiek open rate'as buvo. Open rate'as irgi tikrai pataikėme į ribas, nėra nei labai super geras, nei super labai blogas, 20%, 30%, sakyčiau, reikėtų taikytis bent jau į 30%, irgi tada nuo auditorijos dar priklauso, ne, bet bendrai siunčiant tiek potencialiems, tiek mažiau potencialiems kontaktams, tai sakyčiau geras, tada click rate'as irgi visai pakankamai geras ir tada turime place orderį, tai sakyčiau, taip, tai va, bendrai sugeneruota suma, tada kiek sugeneruotų pardavimų, tada kiek bendrai ir tada kiek būtent vienas e-mailas atnešė pajamų bendrai. Tai pirmas e-mailas, pirmas blynas, tai bet kokiu atveju vėliau šitie numeriai bus visiškai kitokie, jie pasikeis, tai irgi pirmas e-mailas ir tada kuo daugiau ir dažniau siunti, kuo stipresnė komunikacija sukuri su savo duomenų baze, su klientais, tai tuo paskui tie pardavimai auga ir dar po warm-upo tu gali jau agresyviau siųsti e-mailus, nebereikia būtent tai duomenų bazai atskirinėti papildomų segmentų dėl kiekio. Reikia segmentuoti, bet jau gali didesniais kiekiais siųsti e-mailus.
Tai irgi laukiu šito etapo, bus cool ir jo, tiek. 67 diena. Tikiuosi, kad patiko tai, ką pasidalinau, ne, galbūt kažkokių naujų idėjų ar įžvalgų davė, bet irgi dalinsiuosi vėliau būtent irgi progresu, tiek, kiek galėsiu, ne viskuom, bet ačiū, kad toliau žiūri, ačiū, kad toliau palaikai. Ir jeigu tikrai kyla kažkokių klausimų, tai gali tikrai visada rašyti. Ir taip, iki pasimatymo. Laikykis.